Nuo šių metų yra atnaujinti studijų nuostatai ir kitos tvarkos. Tai pirmiausia, pabrėšiu kelius punktus, kurie aktualiausi studentams. Pirmiausia, gretutinės studijos. Tai gretutinės studijos suteikia kitą kvalifikacinį laipsnį, tai tarkim vadybą studijuojantis studentas gali pasirinkti vokiečių kalbos specialybę ir įgyti su vadybos specialybė vokiečių kalbos krypties studijas. Kitas dalykas yra akademinės atostogos ir studijų stabdymas. Tai akademinės atostogos gali būti suteiktos iki 2 metų dėl ligos arba iki 3 metų dėl nėštumo ar tėvystės atostogų. Studijas sustabdyti gali studentas iki 1 metų dėl svarbios priežasties be akademinių įsiskolinimų. Svarbiausia, kad gali būti jos atnaujinamos studijos nuo tos dienos, kai buvo suteiktos. Tik svarbu prieš tai užsiregistruoti dekanate, kad norit grįžti prieš tą studijų semestrą, kada jūs ketinate grįžti. Sveiki, aš esu Vainius Rakauskas, studentų atstovybės viceprezidentas atstovavimui. Šiandien prieš kamerą man stovėti tenka dėl vieno konkretaus dalyko – dėl studentų atstovavimo nacionaliniu mastu. Vienas to paskutinių pavyzdžių – studentų atstovybės kreipimasis į Švietimo mokslo ministeriją dėl darbo grupės sudarimo, dėl 3 pakopos laipsnio nesuteikiančių studijų, rezidentūros klausimų. Pagrindinė problema, kuri šiuo metu iškyla Vilniaus universiteto medicinos fakulteto studentams, yra nelygiavertis priėmimas į rezidentūrą kitų universitetų atžvilgių. Studentų atstovybė dėl to kreipėsi į Švietimo mokslo ministeriją ir tam buvo sudaryta speciali darbo grupė, kurios pagrindinis tikslas išgirsti studentų poreikius, kurios mes neabejotinai argumentuotai esame pagrindę ir išsakome kiekvieną kartą, kai tik tai aplinkybės mums tai leidžia, ir keisti situaciją Vilniaus universiteto studentų labui. Tai ne pirmas atvejis, kai studentų atstovybė kreipiasi į Švietimo mokslo ministeriją, tačiau tikimės, kad ši darbo grupė bus prasminga ir galės pasiekti rezultatą, kuris bus naudingas medicinos studentam, kartu, taip kaip atstovavimo pavyzdys ir visiems kitiems universiteto studentams. Dar vienas pavyzdys, kaip mes atstovavome studentų interesams – Seimo Švietimo mokslo kultūros komitetas. Visuomet reaguojame į klausimus, kurie gali būti aktualūs studentam, surenkame į nuomonę ir išsakome ją komiteto metu. Paskutinis pavyzdys. Visai neseniai iškelta įstatymo pataisa dėl privalomos fizinės veiklos universitetuose. Vilniaus universiteto tradicijos, istorijos fakulteto kieme, turbūt sako, jog vienintelė fizinė veikla, kurioje mes užsiemame, tai vaikščiojimas filosofuojant. Gal tik jau taip ir lieka. Mūsų nuomonė išsakyta, tikėkime, kad fizinio aukštosiuose nebus. Esu Kotryna Pilagauskaitė, Vilniaus universiteto studentų atstovybės viceprezidentė tarptautiniams reikalams. Šiais metais daugiausiai dirbu su studijų programomis, modulinėmis studijomis, gretutinėmis studijomis bei ICTS diegimu Vilniaus universitete. Vienas iš šių metų Vilniaus universiteto studentų atstovybės veiklos tikslų – parengti studentų atstovą studijų programų komitetuose sėkmingai veiklai bei paruošti jį sėkmingam studentų atstovavimui. Būtent dėl to Vilniaus universiteto studentų atstovybė šiais metais pirmą kartą organizuoja specifinius mokymus tikslingai orientuotus į studijų programų komiteto atstovus studentus. Kaip jau minėjau, mokymai yra orientuoti kryptingai į studento atstovo veiklą studijų programų komitete. Būtent dėl to išskiriame keletą pagrindinių dalių, ką privalėtų žinoti kiekvienas studentų atstovas, siekdamas iš tikrųjų užtikrinti, kad studentų nuomonė būtų išgirsta ir kad jinai būtų konstruktyvi. Pirmoji mokymų dalis yra teisinių studijų reguliavimas ir teisinių studijų programų reguliavimas. Taip pat kalbame mokymų metu apie europinio kredito diegimo svarbą Vilniaus universitete. Sausio mėnesį Vilniaus universiteto studentų atstovybė parlamente priėmė poziciją būtent dėl europinio kredito diegimo Vilniaus universitete. Ši pozicija tapo pagrindu mūsų vykdomai tolimesniai veiklai. Europinio kredito diegimą Lietuvoje Vilniaus universiteto studentų atstovybė mato kaip vieną iš galimybių inicijuoti kokybinių studijų pokytį. Tam, kad tas pokytis įvyktų, iš tikrųjų yra labai svarbus visų suinteresuotų šalių bendradarbiavimas bei dialogas. Būtent tuo vadovaujasi projekto rengėjai, lygiai taip pat tuo tiki ir studentai. Būtent dėl šios priežasties, kad studentai iš tikrųjų būtų konstruktyvūs ir gebėtų palaikyti konstruktyvų dialogą, mes organizuojame studijų programų komitetų narių mokymus, siekdami iš tikrųjų suteikti jiems specifinės reikiamas kompetencijas, tam, kad studentų nuomonė būtų atspindėta kaip galima geriau. Dar vienas pavyzdys, kaip mes atstovavome studentų interesus nacionaliniu lygmeniu.